žinojom šitų varžybų vertę ir stengiamės iš visų jėgų, kad turėtume šansą žaisti finale. Tai mūsų kartai, mes dabar turime įrodinėti, kad mes kažką irgi sugebam, tiek senoji karta, kad truputėlį aptiesti žmonės Lietuvoje, kurie ten mumis skeptiškai labai išlydėjo. Jonai, trečiam kėlinį, baigiantis trečiam kėlinį, tokį naglą dėjimą norėjot padaryti, norėjot galutinai varžovus sužlugdyti? Paprasčiausiai, ką žinau, kažkas visiems durnų minčių šauna. Buvo toksai, bet ką žinau, taip jau atsitiko, sugalvojau ir dėjau, ką jeigu laisvas buvau. Taip jau atsitinka kartais. Po to piktai atsisukot iš Arčio ir kažką pasakėte? Bet nieko nesakiau, jisai šiandien iš tikrųjų buvo labai, kaip pasakyti, ta kova buvo tokia, galėčiau pasakyti, sąžininga, tiek visi žaidėjai stengiasi daryti ką geriausiai, bet tikrai neformavo, nedarė nieko, taip kad čia jie kaip ir tokie, tos šalis daugiau žaidėm savo grupiai, kur žinomos kaip provokatoriai ir taip toliau, tikrai to nebuvo, tikrai žaidėm krepšinį, visi, abidvi komandos, nebuvo net apie ką kalbėti, paprasčiausiai buvo bauda ir nėra čia ką kalbėti. Koks buvo jausmas, kai jau suvokite, kad žaisite finale? Ką pagalvojate pirmiausia? Jausmas, kaip pasakyti, aišku, jausmas geras, bet dar turim kai ką nuveikti, dar turim pabandyti pasiimti tą aukštą, nes, kaip pasakyti, tokį kelią jau nuėjom, tai tikrai negalim jau pasiduoti ir ten džiaugiauti ir švęsti anksčiau laiką, nes, dabar baigėsi tos varžybos, 5 minutės pasidžiaugiam, viskas, einam ilsėtis, einam ruoštis, tiksliau pradžiai žiūrėti kitas varžybas, kas laimės ir po to ruoštis rytoj finalui. Skaitėte Popovičiaus linkėjimą? Ne, iš tikrųjų neskaičiau. Neskaitau iš jūsų, ką jūs rašote, tai ką ten kas rašo. Ne, jis pats rašo. Tai neskaičiau tikrai. Ne prieš varžybas stengiuosi neskaitinėti tokių dalykų, ką ten linki kas ir ką ten kas sako. Viena, turbūt varžovų nesirenkat, bet pačiam, kaip atrodo, prancūzai geriau ar ispanai finale? Kažkas saldžiau laimėti? Nežinau, aišku, galbūt saldžiau būtų laimėti prieš ispanus, paprasčiausiai, bet abidvi komandos yra tikrai stiprios ir reikės žaisti prieš bet kurią komandą, jeigu nori to medalio auksinės spalvos, reikės prieš bet kurią žaisti tikrai gerai. Ir nesvarbu, nepasirinksi čia, abidvi komandos tikrai irgi šiandien nepasidos klausis, o kai bus, prieš tuos eisim ir kausimės irgi. Jonai, pats užsiminėt, kad ne visi tikėjo jūsų komanda, kad gali taip žengti. Ar dėl to tas pateikimas dar dabar malonesnis? Aišku, malonesnis, žinot, visą laiką maloniau, kai tave žmonės peikia, kažką tenais sako, netiki tavim, o tu užčiaupęs burną eini, dirbi ir parodai visiems. Po to žiūrėsim, po to tie patys žmonės stovės jau sutikime turbūt. Rankas ištiesim, ką darysim, taip jau yra. Mes per maža šalis iš tikrųjų esam, kad tokius dalykus darytume ir pavydėtume ir kažką tai darytume ir nepalaikytume vieni kitų.